Iššūkis 23. Bėgti ar važiuoti. 6 diena. Šiandien į Kedus ir bėgam. Ai tiesa, ir pamiršau paminėti, kad šiandien bėgu su savo šuniu. Iš visų oro reiškinių aš labiausiai nekenčiu vėjo. Gali man saulė šviest, lietus lyt, snikt, bet jeigu būna vėjas, man kosmosas. 2014 metų pokštai. Einam po tiltu, tau nieko nebus. Kas per jaunas, tas nesupras. Šešta diena baigta. Kaip ir sakiau, vėjas be galo didelis, o man toksai vėjas yra tragedija. Nei bėgti, nei važiuoti, nei vaikščioti, nieko aš nenoriu per tokį vėją. Bet iššūkis yra iššūkis ir praleisti dienų tokių nesinori. Paklauskim, ką mano draugė. Mona, ar tau patinka vėjas? Supratome, kad vėjas jai nėra kliūtis, jinai visada eis į lauką. Dėl rytojaus. Rytoj bus mano pirma laisva diena, nes aš turiu 7 pamokas, o po darbo manęs laukia Žalgiris. Ir būtent ten aš atiduosiu visą savo jėgas, kad tik Žalgiris laimėtų. Tai visi už Žalgirį ir šiandien jau čiau čiau.